Parduodama troba Šlyžių kaime, Anykščių rajonas. Tik 10 minučių iki Anykščių. Čia yra 24 metų statyba, 64 kvadratai. Sena tokia sodyba. Geroj vietoj, prie upelio, prie visko. Eikime pažiūrėti. Taigi, pajungiu plataus kampo kamerą. Tokia sena troba, 2 galų, kaip sakant, kaminai 2. Taip, apeinu ribas ir paskui eisim į trobą. Čia va įvažiavimas, elektra yra. Vat, va šičia vat yra riba prasideda ir einame, apeikime ribas. Apeikime. Va, šičia kaip einu, taip ir riba. Va, iki va čia va. Riba. 11 arų viso yra žemė. Va, iki va čia, ties ta tvora riba. Ir ten po to prasideda tvora. Aš ten nelysiu pro to. Čia targi dilgelynas. Va. Ir va čia riba. Eikime. Va kaip atrodo. O pavėsinė yra padaryta. Taip. Va. Ir kelias. Va kaip ta troba atrodo. Tai va. Va šitaip va. Čia yra 11 arų plotas ir 2 galų sena troba. 100 metų, jau galima sakyti. 24. Taigi, eikime vidų pažiūrėti. Kaip čia atrodo. Taip, dujas nuo baliono. Čia va, patvestos dujos yra. O čia va toks kambarys. Šį čia, kaip čia sakė, už pečkis. Kamurkė toksai va sandėliukas. Tai va. Va taip atrodo va. Kambarys šitas. Lubos gan žemos iš tikrųjų. Va, ranką iškeliu dar nepilnai. Sakau kaip yra. Va, toksai va pečius. Čia va. Ne. Einam toliau. Einam toliau. Oi, prožektorio nepasiėmiau. Va, pasišviesim su kitu rageliu. Va. Čia yra ta saugykla, kaip sakant. Va. Gerai. Ai, čia žiūrėkit, sklepas yra. Vau. Va, kokia skylė. Bulvėm laikyti yra. Va, ir ten sloikai dar sudėti. Matot, kaip gerai. Tai va, eikime toliau. Toliau eina įėjimas toks žemas, senoviškas. Nu. Va. Čia krosnis. Va kambarys. Ir va čia kambarys. Va toks va langiukai medieniai, kaip sakant, dvigubi. Eikime pasižiūrėti antrą aukštą. Senovinės va šitos va spynos. Gerai, eikime antrą aukštą žiūrėti. Opa. Kaip čia atrodo. Va, kaip atrodo antras aukštas. Skiedrom buvo kažkada dengiama, po to ruberoidas uždėtas ir po to tik šiferis. Tai net ir jeigu šiferis nulekia, tai ruberoidas dar yra ir skiedros dar. Tai nepralyja.
Tai va, čia tas va kaminas toks. Į vieną pusę, į kitą 2 kaminai. Viršus metalinis kamino. Čia va taip atrodo viskas. Kaip sakant, nesupuvę, nesutrūnyję, va. Cieli visi balkiai. Taigi, skambinkit, telefono numeris profilyje, spauskit raudoną ragelį ir tarkimės dėl kainos. O vieta labai gera. Šližių kaimas. Pasižiūrėkit, Anykščių rajonas yra. Mes priimam visus pasiūlymus, nesvarbu, ten kokią tik norit kainą, šauna į galvą, už kokią pirktumėt, skambinat, užregistruojam ir viskas, ir derinamės toliau. Tai va, tokia va sena troba. Spauskite sekti, dalintis ir nepraleisti kitų video. Ai, kainos nepasakiau. Kaina dabar 18, bet mes reguliuojam, derinam, dėrybas priimam visus pasiūlymus, kaip sakant. Tai skambinkit, kaip sakant, dėrėsimės. Mes esam agentai, nesupyksim ant jūsų, neprieksim, neišvarysim. Savininkas taip gali padaryti, jeigu jam pasakysit. Aš tai ne. Aš tik tais paderinsiu, kad tiktų abiejams kainą ir tada parduosim. Tai va, iki.